Lietuviai žino, kas reiškia pareiga. Puci, vamos! Trocas bacios com o piloto lituano. Blūrą gaus kažkas uždėti montuojant. Nuogas. Ne. Garsas geras. Kaip čia? Nu, čia kaip ir liustras. Gerardai iškerpam šitą dalį. Ir dabar išvažiavo mūsų autobusas. Eik tu savo, nebestum. Įsižiojėliai. Ankstyvas rytas, tai atsiradom tik Portugalijai. Filmuotojas, matai, nefilmavo Lietuvoje, nei Vokietijai. Galimai buvai pavargęs labai. Turim 5 dienas, tai daug ką matysim. Bet dabar važiuojam pasimti automobilio ir varysim šiandien jau į kartingų trasą pasitreniruoti su Rallycross Supercar į 20 Hyundai. Kodėl nesame Latvijoje treniruotėse, nes komanda aptarnauja vieną lenktynininką, tai negalėjo atvykti. Tai nusprendėm, kad geriausia treniruotė būtų sudalyvauti varžybose. Tai čia bus Portugalijoje ir gal pirmas etapas, jeigu neklystu. Mūsų, aišku, ten daug nebus, 6-7, bet kur tu geriau rasi treniruotę, jeigu ne varžybų metu. Tai vis tiek 6 metai nevažiuota, reikia prisiminti startus, reikia prisiminti šiek tiek biškį ir tą vairavimą, nes biškį vis tiek kitoks važiavimas. Realiai labai mažai kilometrų pravažiuoja, bet tu turi labai daug energijos atiduoti. Ir viską pamatysi. Čia, aš nežinau, dar per 5 dienas turbūt nusibos aš jums pasakoti. Svarbu Andriukas parodytų gerų kadrų, jeigu neparodys, nebus peržiūrų, subscriberių, tada jau galvosim, kaip čia ką daryti. Porsche reiktų pasimti, manau. Chebra, parašykit komentaruose, kiek kainuoja jisai. Kas spėsit, laimėsit kepuraitę. Kepuraitę su parašu. Bet tiksliai turit spėti. Nu, jau reik nusirengti šiltą. Hello. Hello. How are you? All good? Ça va? Oh, pilote. Pilote, si, Yes. pilote. Ça va? Varom kažką užkasim. Nes čia kol dar įsiruošti, čia dar 2 valandas. Net mašinų nebuvo kur pastatyti. Dabar vieta atsirado. Čia va. Čia vieta irgi. Na, einam, kažką paragausim. Lenktynėse automobiliai visada patiria kontaktą. Į čia ir į čia. Kad tokie kontaktai nenustebintų jūsų perkant automobilį, visą laiką pasitikrinkit Car Vertical. Prieš perkant automobilį norite įsitikinti, kad rida yra teisinga, kad jinai nėra vogta, kad nėra dažyta, visą laiką jums padės Car Vertical. Ir gera žinia, su mano nuolaidos kodu ROKAS įvedus į Car Vertical gausit -20% nuolaidą ir taip sutaupysite laiko ir įsitikinsite, kad automobilis yra teisingas. Nu, pasiruošęs važiuoti. Visada. Ar kaposi maistą pradžią? Ne, dabar valgysim žuvikę, tada nuvarysim, nes komanda tik atvažiavo, nes jie vakar iš Prancūzijos tik išvažiavo. Čia realiai visą parą turėjo važiuoti. Tada turim trasą apsieiti kur tam, kad nenuvažiuoti į kažkur. Gal mechanikai dabar tik iš Prancūzijos išvažiuoja? Ne, jie atskrido į portą, sakė, pagazuosim, pažiūrėsim, kaip čia viskas mums sekasi. Ir bus... Tada 2 valandas važiuosim. Taip, ir varysim į pirtį. Ane? Į lietuvišką? Ką, gal į graikišką. Keliauju dabar, iš tikrųjų žiauriai keliauju, nes buvau Ispanijai su šeimyna, tada varėm į Italiją su varžybą žiūrėti Simo, tada grįžau čia, 2 naktis miegojau namuose, tada čia į Portugaliją, iš Portugalijos grįžtu, net nevarau namo, varau į GBI šventę, į Turkiją skrendam, tada po Turkijos 2 dienos, 3 namuose ir tada į Rygą išvarau. Atvarau Rygą gerai, su palaikymu didžiausiu Tauragės ir lietuvių ir tada grįžtu namo į Tauragę ir tada ar 5 dienas namuose pabūnu ir tada į Argentiną 2 savaitės, nu žodžiu. Jau private jetą gausi pirkti? Jo, tai tu turi, galėtum nuskraidinti. Mimoza, žinot mimozą, kas yra? Tie, kas padaugina vakare, ryte labai gerai mimozą. Kaip pavalgiai? Nu, aš tai visai skaniai, salotas galėjo skanesnis būti. Nepatika tau tas actas?
Nelabai. Man labai gerai. O kaip žuvis? Ką? Žuvis gerai? Mirė. Fanas, hebra, fanas. Portugalai, aš jaučiuos kaip Portugalijų vietinis. Kaip Vilniui. Kaip Vilniui. Jeigu atbulinę arba bandyčiau raketą, kas atsitiktų, tai turėtų neleisti. Turėtų neleisti. Bet gal nerizikuojam. Paskutinę dieną galėtų šaut. Autostradai 140. Bandėm ledų užsisakyti. Ką gavom? Gavom ledo į stiklinę. Nežinau, kaip čia taip gali suprasti. Nu, matomai, kad nieks nepajudėjo iš darbų dar. Na jo, čia mes tada striksim stipriai. Dar stovi. Tai varom su Volkswagen. Gali ir smoninę mašiną veikti. Nusipratai, ne? Žiūrėkit, jau parūna. Čia tau nupiešiau. Ką jis ten nupiešė, pažiūrėkim. Blurą gaus kažkas uždėti montuojant. Geraldai, čia tau. Ką nepamirštum su mergaitė. Sava? Vie. Yes. Jérémy, Jeremy, Rokas. you know Rokas? A crazy little driver. This is a bit far. Yeah. But you have a different seat? Oh no. Yes, we have another one. Bigger? No, small. Smaller? It's better? Yeah. In Dakar you need power, huh? No speak English. I know Charles told me that you don't speak English. Welcome, Rokas. Okay, thank you. In the car. Okay, thank you, Yes. thank you very much, thank you. This you don't like this position. No, I like more here, you know. If you can try with this one, but for Okay. Riga we can manage a new one. Seat a little bit up, Yeah. a little bit maybe back. Nu ir kaip mašina? Tai dar reik pavažiuoti. Tai iš pirmo žvilgsnio. Viskas gerai. Matęs tu mašiną. Dabar sėdynę, biškai reguliuoju aukščiau, pakelt sėdynę, kad matyčiaus. Biškai sėdynę atgal, bandysiu važiuoti nuo 3 iki 4. Bet visai smagiau negu kitoj disciplinai. 4 varomi, visur 4 varomi, viskas gerai. Tai jo, kitokia bus disciplina, viskas gerai, bet žiūrėsim viską tur paaiškinti, kas kur kaip. Bet for Riga, put new steering for me, okay? Okay. This looks like shit. You agree with me, huh? Su kuria apranga varys? Nuogas. Su taip kaip Dievas davė. Tu čia ką įsidėjai, tai nežinau. Ne Defenderis čia tau, reikia pačiam viską susidėti. Jo, reikia viską pačiam susidėti. Basom turėtum varyti. Karolė, logotipai seniai daryk, ką nori. Ką? Nieko, sakau. Sakau, Karolį, logotipai seniai daryk, ką nori. Ausis sprogs man. Ką? Ausis sprogs man. Jau sproga? Ne. Kaip atrodo gerai, ne? Gerai. Garsas geras. Gerai, garsas tikrai gerai. O šiaip važiavo, Gerai irgi. sakai. Kaip tau pačiam atrodo? Taip, buvo guda, biški, žinai. Pradžiai reikia priprasti, biški. Pravažiuom visą laiką 3 ratukus, pirmą ratą važiavom 3 ratus be LS, tai LS yra, kad turbina užpučia. Dabar važiavom su LS, tai visą laiką tu turi tą momentą, žinai. Visai nice. Tik reikia vis tiek priprasti prie to biški, kaip patraukimų, žinai. Tai mašina nenauja yra, jinai dėvėta yra mašina.
Nu, nauja markė gal, kad važiavau su tokia nesu važiavęs, su rallycross'ą važiavęs su Škoda, su Audi 1.6, su Audi, su superkaru Škoda, Megane ir Clio. Pirmi jausmai tokie, žinai, kaip pasakyti, atsargus, prisipratinti po biškį, po to po biškį greitin. Bet gaila negali tenais važiuoti, žinai, 40-50 ratų, nes ten kiekvienas kilometras labai brangus. Bet šiaip rezume, viskas gerai, pasidarėm kelis startukus, valdosi puikiai, viskas bus matyt varžybose, žinai, tai shakedownas tai reiškia, kad pravažiuoji kelis ratus, ten 10-12 ratų, čia nebuvo taip, kad treniruotė, kaip būna treniruotė, tai bus mano treniruotė šeštadienį, sekmadienį, kai bus varžybos, po Portugalijos varžybų mes pasiliekam dar vieną dieną treniruotis, testuotis, tai nes norisi ir startus išmokti geriau, norisi pajusti, nes 6 metai pertrauka padaryta. Tai vis tiek tas feelingas kitokias, nes šita mašina sveria toną ir 30 kg, o Dakarinės mašinos sveria, kai tu 1+, tai 2 tonos ir 250, Defenderis tai iš viso 2 tonos ir 6, tai įsivaizduoju, koks skirtumas masės viso, žinai. Tai čia toks kaip pukelis. Tai reikia tikrai priprasti, 600 arklių, tikrai smagiai važiuojasi, tai taip labai širdelėje jo šypsojosi, juokėsi, prisiminė tą visą jausmą, kaip mašina važiuoja. Tai per 15 ratų neina, žinai, taip iš karto. Bet tam, po to į galą jau biškį paspaudžiau jau ir atsukom, kiek reikėtų. Dar gal ne iki galo, bet priprasim. Tai va, lekiam į viešbutį ir pasimatysime viešbutyje. Apartamentai, seksodromas. Čia ką gerą turim. O, nice, ateik čia, Andriukas. Kažkaip atsidaryti būtų gerai. Voila, žiūrovai ir fanai. Welcome to Portuguesa. Obrigado. Salto. Davai, Andriuka, šauk. Pasiektum? Ne. Šunis, matai, uždaryti būduoji, vidury vandens. Bet gražu, nice. Romantiškai atsisėsti. Liuks. Lekiam į trasą, pažiūrėsim trasą, vertinsim, su inžinieriais pakalbėsim, strategiją, viską. Tai žodžiu, diena prasidėjo. Tik Andriukas pusryčių nepafilmavo, kaip jisai lempą daužėsi kelis kartus. Labai susijaudinęs buvo žmogus. Sultis buvo pastiprintas. Žinot, kokie yra čempiono pusryčiai? Pakomentuokit į komentarus. Čempiono pusryčiai kokie yra. Nu ką, lekiam, ne? Tu jau daugiau viską? Turi viską pasiėmęs, ne? Jo, galim daryti. Dviračius gali pasimti. Prasimint. Vėl šilta, ne? Jo. Pavalgiam pusryčius, pasidariau masažą ir dabar lekiam link traselės. Čia visai nice, tokie pasakiukai. Dailin, nazinopi. Čia tave dėkite. Hello, how are you? Good. Hello, mon ami! Oh, ça va? Bien? Ça va? Ça va? Tranquille? Oui. You cannot go with the standard car to check the track, no? Yeah. You can go? What? Oh, yeah? Yesterday I go with my car. Oh, yeah? To check? Oh, yeah? Varom tą trasą, pravažiuosim, gal nieko nesakys. Gal įleist? Va, gerbuką čia, opla, sap. Čia tada irgi gerbuką, sap. Op. Sulūžta seksta mašina. Čia slidimuks, čia gerbuk. Nu, čia slidi bus. Nu, tai papasako Krokai šiek tiek apie mašiną. Dabar dar nepasakosiu. Nepasakos? Ne, dabar žiūriu, kaip čia padarys. Nes vakar svirtis mušinėjimą, žinai, pavarų man per toli buvo, tai turėjo biškį paartinti. Esi mažas berniukas, o ne nepasieki. Mažas stiprus, da. Tai va, esam šiandien čia Portugalijoje, pravažiavom su standartinė mašina. Čia ne Dakaras, čia gausi pažiūrėti rytoj
4 ratus treniruotė ir 2 užvažiavimai po 4 ratus. Tai 12 ratų. Nu tai žinai. O Dakare tu važiuoji 600 tada kilometrai kiekvieną dieną. Laukim inžinierių, atvarys, biškai padiskutuosim, setupą, nes vis tiek dar, žinot, nevažiavęs tiek laiko, norisi to konfidenso, žinai, kad fildintum labai gerai mašinytę. O ką pats rinktumės labiau Dakarą ar rallycross? Tai, jeigu galimybės būtų leisti, tai važiuočiau. Bet kuris pačiam labiau patinka? Labiau? Čia irgi azarto yra. Aš negaliu įskirti, nes čia labai skirtingos disciplinos yra motorsporto, žinai. Čia matai, pavažiuoji 4, nėra taip fiziškai sunku kaip Dakare, žinai. Čia daugiau gal reikia to powerio, tu duoti 120, nes čia, žinai, iš karto tą reikia, iš karto važiuoti startas, iš karto, žinai, o Dakare, žinai, gali ir pataupyti, ir kada pasaugoti, žinai, tai. Priprasi, tai Ryga jau varysi pilną tačką. Tai reikia lemba priprasti, tą biškį, bet gerai, kad varžybas lekiam čia tokias lokalias, tai ir aišku dar važiuosim ir po varžybų. O kiek treniruotėse planas važiuoti? Tai 40 ratų kažkas. Tai čia porą valandų ir dam. Nu. Greitai. Oh, no, there is no. Only here. No pork, no, this one. Hello, we already met in the video. Yeah. Hello, nice to meet you, Rokas. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure. Now I think we are almost On the of top. the mountain. Okay. So we need to find, if you want to go higher, we need to find a higher mountain. Yes. So we need to We are in Montalegre, it's quite high already. yeah. This car is very good at the launch, almost unbeatable when it's low grip and wet, super fast. Okay, but when is the grip? But as soon as the grip comes, Yes. the other ones start to catch up. Okay. I don't like that. Okay. My idea then would be that move straight ahead on the new setup, Yes, sure. like Riga setup. Yes. Then we try to develop it after the weekend. During the day, we go back to the 2025 setup to see what's better and to see if we have done good work or not, because when we do a test, I always want to do a back-to-back and verify that we have found is better or worse. Tai viską šiandien pasidarėm, apsiklėjom lipdukus ir tuoj laukia startas, tai va. Ką biznismenas? Niekad dizainą derinam. Papasakok, žmonėm įdomu. Dizainą derini su dizaineriu, bandai rasti visiems, kad būtų gerai. Parodyk realiai, kaip atrodys Rygos mašina. Jei galite įvertinti komentaruose, jau būsit matę turbūt kur nors. Ką šiandien veikiam? Pasakau, viską matėt, kaip ką veikiam dabar. Noriu ramybės. Jokių ramybė, jeigu nori paskui vlogą 4 minučių. Leisk atsigerti, tada papasakosiu. Rokas būna šiaip nepatenkintas, jeigu trumpus vlogus padarom. Tai kas tam žiūrės tau 10 minučių? O, sakai, kiam žiūrės, ne? Tai aišku. Ką tai reiškia ta lemputė? Reiškia, šiandien daug kalbėjau, ar ne? Girda, čia draugeliai sėdi, liūdi. Vyną laukia. Vyną laukia. Šitie jau čia prisilaukia. Vienas blaivs, kits neblaivs, žiūrėkit, jau žiūri į antrą pusę. Kokiam pačiam geriausiam viešbutė esi buvęs? Abu Dabi. Aš įsivaizduoju. Kai varžybas Abu Dabi buvo, ten vidury dykumos buvo viešbutis. Išauks? Ką? Išauks? Kas išauks? Išauks, ar viešbutis? Išauks, ne auks, esmė yra tiesiog pateikimas personalo. Bet šiaip viskas tvarkingai, nežinau. Tu naktį neknarki. Tai labai gerai. Gali mėgoti vienam kabarį. Kažką ten sapnuoji, ten sakai. Čia jau Evelinos reikės paklausti. Išrašysi sąskaitą Rokui, uždirbsi iš čia ir taip toliau. Tai dėl ko jisai čia paskui ant manęs pyksta. Bet žiūrėk, kokie liustrai. Čia kaip čia ne liustras? Čia kaip ir liustras. Ką dabar? Nieko, eisi masažą daryti. Jeigu vertinti viešbutį, tai pavyzdžiui, biškai daug spa turi būti geresnis. Tu buvai į masažą, gali papasakoti, pana ar bičas masažavo? Pana man bičiai nepatinka. Defenderė tai vyras masažuotas. Bet jis daugiau šneka. Už kiek pinigų šoktum ant to liustrą? Šoktum? Kuo tu labiausiai bijai? Gyvačių. Gyvačių? Kuo tu labiausiai bijai? Liks paskutinis? Vienas iš variantų liktų paskutinį.
Nu tai ką, labas rytas kolektyvas, bičiuliai, fanai, subscriberiai, komentatoriai. Heiteriai. Ne, iš tikrųjų gerai įsimiegojom po kol kas, dar netraukiant miego. Pavalgėm pusrytukus, dabar varom į trasą, reikia prisiregistruoti, praeiti administraciją tokią, licenciją parodyti ir viskas, lauksim pirmų treniruočių. Ir šiandien turim treniruotės ir 2 kvalifikaciniai važiavimai, ne tiek ir daug, bet kažkokio veiksmo jau bus ir galės jau Andrius eiti trasą, jeigu nebijos, tai jo, turbūt nežiūrės nuo tribūnų. Jeigu leis. Ir gerų kadrų pagaus. Pakomentuokite, ar Andrius gerai filmuoja, ar reikėtų pakeisti man. Gerardą iškerpam šitą dalį. Šitą negalima iškirpti, šitas turi būti žmonių sąsaja su video, ko trūksta, kaip tobulėti, tai čia mums reikia tikrai. Pats save gerai filmuoti. Aš tai kai tam viską prifilmuočiau, tai jūs nežinotumėt, ką reiktų dėti. Bet jo, šiandien tokia dėdelė. Ką, laikas spaudžiam. Viskas, važiuojam. Good morning. O kaip gyveni? Gerai gyvenu. Gerai, va laikas, dabar iki treniruočio 3 valandos 18 minučių. Viskas turėtų būti gerai, manau. Toks excited. Pilna tapkė? Pilna kelnė šūdo. Debiutas po 6 metų. Po 6 metų. Baisukas bus. Pagalvoti. Svarbu nesudaužyti iš pirmą kartą. Technikinė praeina dabar. Technikinė yra taip, kad palei reglamentą atitiktų visus automobilio reikalavimus, palei organizatoriaus reglamentą. Tai dabar pasižiūri, panašiai kaip technikinė. Ar galinės lempos veikia? Tenais turi turbiną, kaip pasakyti, blombų uždėta būti. Tai tokių visokių niuansų yra. Apranga, ar nesibaigia galiojimas. Taip tada žalią šviesą duoda, ar gali startuoti trasoje. Irgi, kai įsidėsiu. Pavalgysiu. Padirbti reikdavo man. Tikrai taip. Darbas žmogų puošia. Prancūzų paštetą valgau. Nu ir kaip? Na, 1,10. neblogas. Kaip prancūzija esu, tai valgau. Skanu. Daug reikia neprisvalgyti reikia. Tu galėtum čia likti. Aplenktum vietinį Portugalą. Aš varyčiau į Plungę. Į Plungę. Pagalvai kažką. Nu ir kaip važiavimas? Nu kaip vertini? Aš tai gerai vertinu, greičiau atrodo. Greičiau jau, nu tai aišku, kiekvieną kartą greitėjam, bet labai puikiai. Here I start, I go here fifth, third, and go third here all the time, and here I put 4. I put 4, okay. 4. Toks pirma treniruotė buvo toks mini streselės, toks kažkaip kaip, lemba, prisiminiau vaikystę tokią, kai jaudindavaus labai, žinai, tai toks jauduliukas. Vis tiek kitoks rally reidas, tai labai ilgai važiuoja, žinai, tai o čia toks labai viską greitai turiu padaryti. Kvalifikacinį važiavimą visai neblogai sustartavom, visai gerą laiką parodžiau, finišavom pirmi. Nu ir taip pasimėgojau, žinai, tokia, žinai, biškiau nusiraminau, toks visai kitaip, žinai, bet
viskas puikiai, žinai, tai reikia dar daug čia ką. Greitėti, pasistatyti mašiną, žinai, tai... Tai kaip visi tau sakė, net ir giminėjai iš Lietuvos, kad per kerbus gerai varai. Jo, per kerbus gerai, žinai, tai... Tik dar... Mašina ant 2 ratų stovi. Jo, gal ten per agresyviai, kai kur gal, kai Dakarą, žinai, amortių kaiga netokia yra. Kai mechanikai žiauriai gerai dirba, žiauriai faina komanda. Žinai, prancūzai, atsipalaidavę jie, Čil, Brazil, žinai. Paskutinis važiavimas dabar bus. Į vakaro pusę. Toks blemba nieko neveikimo, nuo pat ryto mes kėlėmės 8 ryto, pavalgėm, čia atvarėm ir tada suskaityk, atsiprašant, tampėm rūtelę, kaip sakoma. Suruošęs paskutinį važiavimą. Miegoti reikia lietuviškų laikų, kiek yra. 8:30. 8:30 važiuoja, bet dar. Nu, suvažiavau antrą savo kvalifikaciją. Kaip tau įspūdis, kaip pats? Gerai, po biškį greitėje, viskas puikiai, dabar vat, iš GoPro įsiėmėm visas medžiagą, datalogingo. Vakarą jau čia nepažiūrėsim, nes ko pavalgysim, vėlai čia dabar gal pasižiūrėsim greitai. Tikiuosi, kad bus blogiau, bet kažkaip viskas puikiai. Tai pirmą ir antrą kvalifikacinį važiavimą laimėjom. Ir rytoj dar 3 kvalifikaciniai važiavimai ir finalas. Tai reikia gerai juos suvažiuoti ir bus gerai viskas. Tai tokia mini treniruotė, startai visai neblogai, viskas taip susitvarkiau, žinai, pirma treniruotė labai taip, kaip sakiau, prieš tai jaudinausi kažkaip, nebūdingai iš manęs, bet vis tiek reiškia, jeigu jaudinės, tai reiškia, yra dar Esi žmogus tiesiog. Upo nėra, upas nepraradęs esu, žinai, sportuoti ir judėti, žinai, tai labai fainai grįžti tokia emocija tikrai. Komanda draugiška, savininko tėvukas daro, čia yra ta komanda, matai, tėtis ir sūnus, tai tėtis toks fainas žiauriai, sūnus irgi toks paprasti, dabar daro valgyti steikas. Nu, prancūzai, nėra ką skusti, žinai. Bon appétit. Merci beaucoup. Hopla, Oi, steikiukas. Valgys skaniai, o ne? Labai skaniai, žiauriai, maladės, seneliai padarė tokį skaniai steikiuką, viskas, čik, Jaučiu vienas skaniausių steikų, kokią esu valgęs. Ar ne? Nu, ir bulvės žiauriai skanios Nu, buvo. bulvės su sviestuku, čiukšt. Nu, prancūzai mėgsta, jisai mėgsta vakare, skanų maistą, enjoy ir gerai praleisti laiką. Andrius neįsimiegoja šiandien. Įsimiegoja. Labas rytas. Labas rytas. Kiaušinukas, avokadas, guakamolė, guakamolė, pomidoras, sviestukas. Greitai užkandam kavos ir lekiam į trasą. Šiandien laukia 3 kvalifikaciniai važiavimai, finalas. Tai bus ką veikti. Turėtume baigti šiandien apie kada? 6? Paskutinis važiavimas 5 tavo. Okay. Tai jeigu lips ant podiumo, tai dar biškį užtruks. Tai lipti ar nelipti reikia? Manau, būtų smagu. Man kadrui reikia gerų, tai gausiu lipti. Tai šampaną per butelę. Good morning. Opa! Su tokiu ir aš važiuočiau. Gerai. Kaip tau pačiam? Puikiai, pirmi baigėm, dabar dar 2 kvalifikaciniai važiavimai ir finalas. Viskas gerai, dar reikia biškį čia pagreitėti toj sekcijai, tad po biškį. Neperspausim. Užkaitino čia kažkaip šilta blemba.
per vėlai sustabdžiau, slydau, po to jau greitis yra, bet po to jau ten sunku apsilenkti, žinai, tai bus įdomi kova. Portugalai jau vietiniai atsigaudinėja, bet nieko, mes nenusileisim irgi, duosim gazo. Opa, perkūnija. O čia bus dabar lietaus, tai toks geras oras buvo, ne? Nu, saulė švieta kaitina normaliai. Baigiam antri. Ai, da gausim baudelę, nes tokie džokeriai yra tokie kaip stulpeliai plastikiniai, tokie guminiai plastikiniai, aš juos paliečiau, gaus keletą sekundžių baudą. Bet tai čia dar įdomiau tik bus ir viskas, daugiau nieko. Dar ir matai, kai antras važiuoji, dar stiklą. Stiklas biški suskilo, bet ten... Jo, viskas ten labai matosi gerai per kameras, tai va, viskas all good. Laukia dabar dar kvalifikacinis 5 važiavimas ir finalas. Tai žiūrėsim, kaip seksis mums. Kai šlapia yra padangas kitokias dėt, Aha. tai nežino dabar ką daryti turbūt. Ne, padangas kitas uždėja, bet toks... Nes matau, kad visas padangas susirinkę, tai kas ką greit pakeist. Jo, ką pakeist. Nes gali būti, kad pradžiūs greitai. Nu, kada 2 važiavimai ir bus viskas. 2 važiavimai, pirti, pas mergų. Nekavas. Rocas Baciusca na frente, João Ribeiro e o Sérgio Dias logo atrás. Nu visai įdomi buvo streso, gavom baudos, startavom 3, bet viskas labai puikiai pavyko išplėšti pergalę, kvalifikacinį 5 važiavimą ir finale dabar startuosim 1. Bet tada buvo dar 5 kvalifikaciniam važiavimui, tokia buvo pusiau sausa, pusiau šlapia, buvom lietaus padangas susidėję, bet pamatėm, kad daug vandens nėra ant trasos, tai užsidėjom slikus. Ką reiškia slikai? Tai reiškia vasarinės padangos. Kas nesupranta, jo. Roka teameitas apšėrė mane akmenim, tai biškai kamerą padaužėm. Tai galėsi, jau čia turbūt ir įdėsim tą atšėrimą tave. Nu, jeigu montuotas ras, tai įdėsim. Nespėjai sureaguoti. Kai šovė, ką tu spėsi ten sureaguoti, šalia buvo. Bet tai gali į apačią taip pat pasilenkti. Aš pasilenkiau kamerą, ne. Tai čia ta problema. Tiek ir svarbi tavo kamera, viskas. Aš sveikas, kamera nelabai. Tai geriau būtų brakas sulaužęs tegul kamerą. Ne, gal geriau kamerą, žinai. Say Bariga. Say Bariga. Bariga, you know what's Bariga? No. Lietuviai žino, kas reiškia Bariga. Bariga in your country. Drug dealer. Putzi, vamos! Vamos, you don't change I cannot see. Don't worry. Don't worry. No stress. Keep cool, baby. I make shit in my pants. What to do? Ah, il dit je me chie dessus, qu'est-ce que je fais? Oh là là. Oh là, putain. Rocas Baciusca está na pole position, Sérgio Dias está na segunda posição, logo atrás de Rocas Baciusca. O João é o João. Ui, isto não é vulgar. Entretanto, no meio desta confusão, o Rocas Baciusca, o piloto lituano, campeão da Europa.
Foi pena, de facto, porque o João Ribeiro, todos os pilotos são importantes para o espetáculo. O João Ribeiro com aquela... perdeu o carro, já não foi possível de o segurar, acaba de fazer meio piano. Nu, laimėtojau. Nediskvalifikavo, nepalėtėme jokio tų, kaip pasakyti, trasų limiterių, tų pagaliukų, kaip sakome, laimėjom, bet faina. Tai startas iš tikrųjų buvo labai, kaip pasakyti, visai tricky pointsas, startavom gerai, bet į subinę gavau tokias bum, bum, taip ant stabdžio laikiaus, kad neiščiuošti. Ir viskas, kai tada, jeigu mane aš vienas esu, tai jo, bet jau tada viso gero visiems, bet, žinai, jeigu ten kažkas maišasi, tai biški sunkiau, žinai, jeigu tu antras iššokį startą, jau sunkiau padaryti, pakartoti. Tai va, bet šiaip tai viskas gerai, komanda padirbo. Kas dabar? Portugalai pyksta ant manęs dabar. Vienintelė tas, kas faina yra, bet galiu ateiti parodyti dar kartą, vėl Portugalai tą Lietuvos vėliavą. Tai va, chebra. Atsiminkit, kad Lietuva maža šalis, bet kiaušiai dideli. Ne, faina, iš tikrųjų visi tokie ir atvažiavo, Portugalai savo, žinai. Visi čia. Aišku, Lietuva, jeigu irgi važiuočiau, irgi būtų, tai Latvijai tikrai, manau, daug bus tai. Atvykit, pažiūrėkit, aišku, konkurencija didelė bus, bet mes gerai atvažiuosim laiką praleisti ir parodyti, ką galim. And the winner is Rokas Basiuška. Congratulations, congratulations. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you. We do champagne, eh? We do, yeah. Champagne, no problem, guys. Opa! Oh, grazie. Hop! We wait for you. Salute. Come here. Oh. Nice. Ok, obrigado. Nu, pasimaudai. Pasimaudėm, pirma vieta, turėsim taurę, dar viena kolekcija. Seniai sakai, šampanų maudys. Nes Saudo Arabijoje tai ten negalima. Alkoholis uždraustas, tai ten nelabai gauni to šampano. Bachuose? Bet jeigu nori, aš galiu visada įsimaudyti to šampano. O Bachuose? Bachuose? Nebūna podiumų. Priklauso nuo organizatorių, žinai. Palidėkim kartu, dar vieną stiklą šiandien suskaldė. Nuotrauką net neleidži daryti. Taip, saugiu. Bet gal geriau pakeisti, ne? Tai pakeisi už 300. Kaip ir aš, žiūrėk, sumokės tiek pat. Tai dabar viens ant vieno žiūrėk. Kiaušis. Tai va, aš tą patį savo sakau šiandien. Nesėkminga diena iš stiklų. Bet draudimą gal turiu. Ai, nu tai tau gerai. Tau geriau negu man. Tai aš vienintelis iš Lietuvos atvykau, visi kiti Portugalai buvo, tai ant podiumo ėjau, lojo, viskas smagu, žinai, ir šampaną gavome visi ir iš Portugalų paklausiau, nu davai, pasilaistam, žinai. Tai mes su trečia ir pirma, aš pirmas ir trečia mes greitai atidarėm, antras kažkodėl stragilino labai stipriai. Matomai senai darė šampano ir ką, mes pasilaistam, tai po to tas kvapas, aišku, šampanas ten nebuvo pats geriausias, bet kai mane aplaistė, tai atrodo, kai gavau ašarinių dujų. Trynė Rokas paskui akis. Jo, tai ir viskas. Ir kažkaip ta diena praėjo visai puikiai. Tai jau rytoj varome treniruotis. Tai kad varžybos baigėsi, nereiškia, kad vlogas baigėsi. Tai iki greito. Nu ką, vėl varom į trasą, bet šiandien jau ne varžybas.
treniruotės bandysimės ten kitas padangas, kur važiuosim Europos rally crosso pirmą etapą, nes dabar šitame etape Montelegres buvo kitos padangos, minkštesnės, o dabar važiuosim su tokiom, kokiom reikia Rygoje. Kėlėme 7 rytą, varom pusryčių tik nuo 7:30. Bet spėjom. Bet spėjom, jo, bet vėluojam, 8 reikėjo būti, mes tą važiuojam. Tai reikia pavalgyti. Hello. Morning. Hello. Good morning. Good morning. Si on n'a qu'une voiture, on peut peut-être en commander que 3 par exemple, tu vois. On fait 3. Comme ça on en change, on met un chauffeur là et on en a 2 en spare. Jo, šiandien yra biški testai su kitom padangom, nes Portugalijos varžybose važiuojam ten su avonais, o čia su Hozier, kaip prancūzai sako, biški kietesnė padanga ir šiek tiek biški kitaip važiuoja. Bet mes todėl ir po varžybų dabar testuojame šitas padangas, biški setupus darome, startus. Žiūrime, inžinierius tenais gali parodyti, kad tenais programuoja. Tai žodžiu, viską chebra dirba, mechanikai irgi. Tai šiandien tokia labiau supratimo automobilio, ką galim pakeisti, ką reiktų pakeisti, ką nekeisti, kas blogai, kas gerai. Tai testuojame, žiūrim ir bandom ieškoti sukibimo. Tai va, tai šiandien pirmadienis. Gal ir gerai, kad čia esam dar pasilikę, nes Lietuvoje tai oreliai tai nieko gero. Čia tai faina. Jo, tai jau saulyta, vėl kirbina šiandien. Pautai džiaugiasi. Gerų vaizdų šiandien pamatysit, nes Andrius galės visur prieiti, nes per varžybas tikrai negalėjo visur būti. Tai jau su dronu susimatome automobilyje. Rokai, kokią muziką labiausiai mėgsti? Ką daryti, jei tas nemyli niekas, o tu tai visas myli. Copyrightą gausi? Radžis, leis gal, ne? Matysim. Parašysim. Ne, šiaip tai viską klausaus, neturiu mėgstamiausius. Eminemą, kur klausausi, nu visko, kaip užeina. Ir lietuviškas kartais mėgstu, toks hibridas esu aš. Kaip užsivedi prieš lenktynės? Patampau. Ne, tai tiesiog užsivedimas toks, atsisėdi, pamedituoji, startas ir tada jau turi savo darbą daryti. Kurį žaidimą esi daugiausiai pražaidęs valandą? Cesą ir Dirtą esu pražaidęs, bet ir e-racingą irgi buvau vienu momentu žaidęs. Tai visko, po biškį, kaip užeina, kartais vis tiek žaidimai nusibosta. Rokai, ar turi kas tau pasako, kada važiuoti džokerį ir kaip su tavim komunikuoja komanda, kai tu esi trasoj? Jo, prieš startą visą laiką pasitikriname komunikaciją, šalme yra pasikalbėjimo įranga, tai spoteris komandos vadovas yra, jisai skaičiuoja, kai mes startuojam, jeigu pirmi iš tikrųjų sustartuoji, tai tada viskas kaip ir aišku, kad paskutinį ratą reikia į džokerį. Bet jeigu tu trečias ir ketvirtas ir antras, jau turi strateguoti, kada į tą džokerį važiuoti, turi skaičiuoti laiko, kaip pasakyti, įveikimą ir kada įvažiuoti į džokerį laiku ir teisingai išvažiuoti ir nepasilikti už nugaros priešininkui, tai komandos vadovas man pasakinėja, kada sukti įvažiuoti į džokerį. Žalgiris išeis į Final Four? Taip, išeis, be problemų. O kaip išsamu? Sveiki, kodėl smirda mikrofonas taip? Smirda mikrofonas. Šampan? Ne. Nu ką, hebrytė, esam Frankfurte jau, labai ilgas persėdimas, sėdim lounge dabar,
Tai iš tikrųjų, ką norėčiau pasakyti, apibendrinti gal šito rallycrosso viso mūsų etapo, kaip po 6 metų pertraukos. Pradžia buvo tikrai baisi. Ne taip važiavau, kaip reikėjo, bet po biškį įsivažiavom. Tai čia tikslas buvo ir tų varžybų, kad, kaip pasakyti, įsivažiuoti, pasitreniruoti tuo pačiu ir startus pasidaryti. Tai viskas labai puikiai pavyko. Nepagailėkit paspausti like, po to kitą subscribe ir po to pakomentuokit. Vis tiek labai faina jūsų nuomonė yra. Kažką gerai darom, kažką blogai darom. Jeigu blogai darom, tai Andriui viskas. O jeigu gerai, tai viskas man. Tai va. Tai žodžiu, viskas labai puikiai. Manau, kad išėjo neblogas video. Bye bye.